nelaukiu ir šildymo, ir pavasario, ir vasaros. Nu, aišku, kad kaip ir visi nelaukiam. Nelaukiam, nes gan brangu. Ne, nelaukiam. Nu, sakysiu, brangus buvo. Nes jeigu aš turėčiau radiatorius ir būčiau įjungta į sistemą, tai aš jau seniai neturėčiau ir namų pagal savo, kaip sakant, pajamas. Bet dabar žadėjo dar padidinti, tai iš vis nežinau, ką daryti. Nu, tai situacija iš tikrųjų bloga labai. Na, mano butukas mažesnis šiek tiek už draugės, tai aišku daugiau moka negu aš, bet šiaip jeigu paimti už kvadrato kainą, tai gan brangu. Nu pas mus ten iš vis problemų yra, nes namas senas, mes gyvenam pirmam aukšte, šildymas yra tas vandeninis, bendras ir kažkas ten su vamzdžiais, todėl kol iki mūsų ateina tas karštas vanduo, tai jisai atšala, aukštutiniuose aukštuose yra virš 20, o pas mus 16, mokam tiek pat. Nesuklysime teigdami, jog daugelis Lietuvos gyventojų būtent su tokia nuotaika laukia šaltojo metų laiko. Nuolat brangstant šildymui, poreikis taupyti tampa aktualesnis nei bet kada iki šiol. Deja, mes neturime galimybių sumažinti šilumos kainos, tačiau kai ką padaryti galime daugelis iš mūsų. Jau dabar. Tiesa labai paprasta. Daugelis gyvename senosios statybos daugiabučiuose. Daugiau nei 9 iš 10 Lietuvos daugiabučių gyvenamųjų namų statyti iki 1993-ųjų. Specialistų teigimu, pagal tarybinius standartus statyto namo sienų šilumos varža buvo 5-keriopai mažesnė nereikalaujama dabar. Be to, namai sensta ir ilgainiui vis blogiau laiko šilumą. Kalbant paprastai, daugybę pinigų kasmet išleidžiame paprasčiausiai šildydami orą lauke. Jokios abejonės nėra, kad vis tik tai modernizacija yra naudinga, tai sugalvojo ne mūsų politikai, ne mūsų verslininkai. Taip yra daroma visame pasaulyje mūsų klimato zonai. Aš tyriau tą namą, žinot, prieš modernizaciją ir po modernizacijos. Reiškia, sutaupome per suvartojimą namo šildymui kartus mažiau. Temperatūra gyvenamose patalpose yra normali. Iki modernizacijos teko aptikti nemažai ir pelėsinių grybų, pelėsinių sienų ir blogai išvėdintas patalpas. Anglies dvideginio koncentracija buvo ženkliai didesnė prieš modernizaciją, kadangi žmonės taupydami šilumą užsandarindavo langus, nevėdindavo, tai tas komfortas buvo prastas. Visi šie šilumos nuostoliai reiškia pinigus. Skaičiuojama, kad praėjusią žiemą neatnaujinto namo gyventojai už 60 kvadratinių metrų buto šildymą vidutiniškai mokėjo 356 litus per mėnesį. Tuo tarpu atnaujintame name tokia paties buto šilumos sąnaudos per mėnesį dvigubai mažesnės. Štai ir atsakymas, kaip taupyti. 60 kvadratų butą, tai yra 3 kambarių butas, per 12 kalendorinių mėnesių išlaidoms už šildymą buto, laiptinių šildymą, gyvatuką, cirkuliaciją, karšto vandens ruošimą užteko vidutiniškai 1000 litų. Na, o jeigu kalbėtume apie tai, ką mums padeda taupyti naujosios technologijos, sakykime, saulės kolektorių sistema, tai skaičiai būtų dar įspūdingesni, nes Liepos mėnesį už cirkuliaciją, gyvatuko ir karšto vandens ruošimą būtų vidutiniškai tektų mokėti maždaug 14 litų. Tada, kai žmonės visiškai nebetaupo, kai džiaugiasi šilumą ir, sakykime, karštą vandenį naudoja pagal poreikius, nes nusimaudyti yra visiškai nebrangu, gera, miela ir vonios pilnos prikaitinimas kainuoja maždaug 40-50 centų. Šis namas Panevėžyje tampa naujų standartų ūkiškiams Lietuvos gyventojams. Čia šilumai gaminti pasitelkiama netgi saulė. Ant pastato stogo sumontuoti saulės kolektoriai, leidžiantis itin pigiai ruošti karštą vandenį. Kiekvienas gyventojas turi galimybę šildymą reguliuoti pats. Atnaujintų daugiabučių gyventojų namų bendrijų pirmininkai pripažįsta, kad namo modernizacija daug žinių bei dėmesio reikalaujantis darbas. Tačiau paklausę, ar rezultatas buvo vertas pastangų, paprastai sulaukime pasiūlymo žvilgtelėti į skaičius. Taip, aš pats asmeniškai, reiškia, gyvenu 71 kvadrato bute. 10 metų sausį mokėjau 435 litus. Sekančiais metais jau renovacijos metu
už tą patį plotą mokėjau 68 litus. O 12 panašiai 66. Tai reiškia, renovacijos metu jau buvo apšildyti sienos, pakeisti iki šildymo sezonas, visa šildymo sistema buvo pakeista ir mums statybininkai jau pradėjo iš karto davė efektą, nes nebaigs renovacijos. Suprantama, daugelis bendrijų neturi lėšų reikalingų namui atnaujinti, tad jų tenka skolintis iš banko. Specialistai pripažįsta, daugelis gyventojų nuogąstauja, jog teks mokėti ir už šildymą, ir bankui. Tačiau statistika liudija, kad nerimauti neverta. Skaičiuojama, kad vieno buto šeimininkas atnaujintame name, mokėdamas ir už šildymą ir grąžindamas paskolą bankui, sumoka gerokai mažiau nei seno namo gyventojas, mokėdamas vien tik už šildymą. Paimta paskola man per mėnesį duoda prievolę bankui grąžinti kreditą ir palūkanas maždaug 170 litų. Jeigu aš susumuočiau visų metų išlaidą šildymui, tą 1000 litų, 2000 litų atiduodamos kreditui ir palyginčiau su ta pinigų suma, kurią man reiktų sumokėti, jeigu nebūtų atlikta renovacija. Man tuo atveju lieka dar 2000 litų mano kišenėje arba kitaip pasakius. Tada, kai paimta 26 000 litų paskola, gyvenimas per mėnesį, per metus, man gražina 7,5% palūkanų. Seniems daugiabučiams Lietuvoje atnaujinti parengta speciali modernizavimo programa pagal ES iniciatyvą Jessica. Programa numato iki 30% siekiančią kompensaciją už įgyvendinamas atnaujinimo priemonės, didinančias namo energetinį efektyvumą. Nepasiturintiems gyventojams valstybė 100% kompensuoja paskolos grąžinimą ir palūkanas. Iki 2013 metų gruodžio gyventojams kompensuojamos visos išlaidos susijusios su projekto parengimu ir statybos techninė priežiūra. Didžiausias nenoras renovuotis, jis atsiranda dėl nežinojimo. O nežinojimas tai yra baimė. Bendrijos pirmininkas sako, aš čia renovavausi, buvau bendrijos pirmininkas, tiek įdirbio daviau, už to jokios naudos neturėjau, o mane dabar visi dar ir keikia, kaip man buvo sunku, o naudos jokios. Tas vėl nežinojimas. Šiai dienai pagal programą bendrijos pirmininkas, jisai gali gauti 35 atlyginimą, 35 centai kvadratinį metrą naudingo ploto name. Vidutiniškai pagal namą paskaičiaus, tai yra virš 1000, kartais 1500 litų atlyginimą, kurį moka ne gyventojams, o tai yra mokama iš valstybės biudžeto. Tuo būdu mes bandome suinteresuoti bendrijos pirmininką, kad jis nesijaustų nuskriaustas, o dirbtų ir už darbą gautų pinigus. Turėjau atvejį, Žirmūnų mikrorajone sutikau garbaus amžiaus gyventojų ir sako, vaikeli, sako, kad tu man, sakai, kada man atsipirks? Aš, turiu įdėti savo tų litų kažkiek, ir kada man atsipirks, ašgi, nedagyvensiu. Pabaigus renovaciją, jau tau atsiperka visos investicijos, nes būsto kaina sukyla gerokai daugiau negu renovuota. Tai vėlgi, jeigu paskaičiavus, jeigu mes taupome 50% už šildymą, tai mokam 6 mėnesius, tam tikrą sumą už šildymą, vidutiniškai. Ir visus metus dar mes mokam bankui paskolą, rankos darbam, kurią pasiekam. Ir tą sumą sumavus, supliusavus tos pinigų sumas, tai vis tiek yra gerokai mažiau, negu per tos 6 metus nerenovuoto susimoka už šildymą. Sutaupimas ant kelių šimtų litų vis tiek yra. Bet faktas, gyveni atnaujintam name, namas gražesnis, kokybė geresnė, turtas likvidus pasidaro, turto kaina pakyla. Tai visų pirma, nauda renovacijos yra pačio gyventojo. Pagal daugiabučio atnaujinimo programą finansuojamas namo apšiltinimas, cokolio apšiltinimas, langų pakeitimas ir balkonų įstiklinimas, šilumos sistemos keitimas. Visos šios priemonės leidžia sutaupyti nuo 50 iki 70% šilumos. Vadinasi, gyvensite šilčiau, jaukiau ir taupiau. Tačiau tai toli gražu ne visi privalumai. Jeigu kalbėti apie renovacijos įtaką turto vertai, tai be abejo yra didžiulė. Nes jeigu kalbėti, tarkim, apie didmiesčius, Vilnių, Kauną, Klaipėdą, ten kainų lygis yra pakankamai aukštas ir, tarkim, renovuotame name, tokiame sename daugiabutyje atlikusio renovaciją, atlikus apšildymo, buto vertė, paprastai išauga apie 15-20%. Čia, kaip minėjau, šiuo atveju kaina šokteli, jau tikrai ne 20, ne 30%, bet gali šoktelti netgi ir kartais, jeigu tas namas yra mažesnių kainų zonoje. Tai vis dėlto pirkėjai, rinkdamiesi būstą, jie žiūri įvairias charakteristikas, tiek ta prasme į pragmatinius dalykus, kuriuos galima išmatuoti, tai yra, kiek galima mokėti už šildymą,
Na, ar apskritai būtų yra šilta, nes, na, šildymos aspektas yra viena pusė, ta prasme, kad tiesiog galima mokėti pigiau šildymą, iš kitos pusės nerenovuotose namuose, mokant didelės sąskaitas už šildymą, nėra visai šilta gyventi. Na, vis dėlto, jeigu didmiesčiuose žmogui norinčiam gyventi kokybiškame būste yra dar alternatyva, tai yra, na, vyksta daugiabučių namų statybos, ypač Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje galbūt šiek tiek apstojusios, keli namai išdygę yra ir Šiauliuose, ir Panevėžyje, tai kalbant apie mažus miestelius, praktiškai naujos statybos nėra, vadinasi, jeigu žmogus nori gyventi kokybiškame name, vienintelis kelias jam yra renovuoti būstą. Daugiabučių modernizavimo privalumus įvertina vis daugiau Lietuvos gyventojų. Jau atnaujinta 500 senų daugiabučių. Dar 300 investicinių projektų šiuo metu ruošiami. Pagerėjusi gyvenimo kokybė, mažesnės sąskaitos už šildymą, išaugusi būsto vertė. Dabar pats tinkamiausias metas atsinaujinti.